Tai Martynai, tavo komentaras. Puikios varžybos iš tikrųjų buvo visko. Gavinėjom po 3 kėlinių 17 taškų ir iš tikrųjų aš vyram iškart po varžybų, kai nuėjome į persimo kamuolį, iškart pasakiau, kad nemetimas paskutinis laimėjo varžybas, bet iš tikrųjų mūsų gynyba 4 kėlinyje. Kaip vyrai pradėjo, iš tikrųjų tą 4 kėlinį buvo labai gražu žiūrėti. O kodėl strigo žaidimas pirmoji kėlinio pusė, pirmoji rungtynių pusė? Žinok, iš tikrųjų nežinau, ko gero, dar nebuvom galbūt atsibudę. Labai tikrai nekalbėjom gynyboje gerai ir to pasiekmėje tikrai mūsų gynyba šiek tiek šlubavo ir jie mums primetė. Tuo pačiu, kai gynyba neseina, puolimas irgi šiek tiek stringa, taip ir gavosi. O galbūt tikėjotės lengvos pergalės iš tikrųjų? Ne, iš tikrųjų lengvos pergalės nesitikėjom, nes žinom, kad vokiečiai tikrai labai gera komanda yra ir tikrai žinom, kad bus sunkus mūšis ir rytoj bus dar sunkesnis mūšis. Būtent apie rytdienos rungtynes. Kokios nuotaikos dabar? Na, iš tikrųjų dabar galim pasidžiaugti porą minučių šią pergalę, bet reikia kuo greičiau pamiršti ir pradėti galvoti apie latvius, nes iš tikrųjų vokiečius nugalėjo ir iš tikrųjų labai yra stipri komanda. Jie iš tikrųjų išsižiūrėjo mūsų derinius, jie žino, ką mes darom, reikės kažką mums šiek tiek pakeisti ir reikės bandyti tos pergalės. Dabar prasidėjo antras etapas, iš ryto silpnesnės komandos. Kaip manai, kas yra turnyro favoritai? Galbūt jūs, serbai, kas tavo nuomonė? Žinot, iš tikrųjų labai daug apylygių komandų, mano nuomonė, yra ir kam pasiseks tą dieną, tas gali iš tikrųjų ir laimėti. Ir manau, taip, šeimininkai, serbai tikrai yra stiprus, labai sumanų, gražų krepšinį žaidžia. Amerikiečiai irgi dar šiek tiek pradeda jau po truputį geriau žaisti, manau. Ir graikai atsigavo po pirmo pralaimėjimo. Izraelis tikrai labai fantastika, labai didelis siurprizas atrodo. Yra labai daug gerų komandų iš tikrųjų. Na, iš tikrųjų rungtynės buvo sunkios, įtemptos, visko buvo. Buvo pasimetimo, buvo gerų momentų, buvo geros kovos, buvo daug klaidų, kurios yra nepateisinamas. Tačiau, kaip aš sakiau vyrams persirengimo kambarį, nežinau, dėl ko Dievas mus myli. Turbūt dėl to, kad mes visą širdį šičia palikom. Sakiau, jeigu mes atiduosim visą save, krisim dėl kiekvieno neaiškaus kamuolio, mes išeisim laimėtojais. Viskas pasiteisina. O kodėl strigo žaidimas pirmoji žaidimo pusė? Na, daug kas strigo iš tikrųjų. Truputį aikštė išmušė mus iš vėžių. Žioplos tos klaidos, tiesiog praradimai. Sakysime, labai blogai atrodėme. Baudos linijos 30 berods ar daugiau ten procentų, tik tais pataikėme baudas. Viskas tas susideda, bet jeigu kovoji iki galo, kiti dalykai svarbesni. Dabar laukia rytojus rungtynės, kokios dabar nuotaikos sukasi galvoj mintis? Na, iš tikrųjų, jau tos kaip rytojus rungtynės, manau, kad kaip ir, ta prasme, mes vis tiek jau papulsim į sekantį etapą. Tiesiog vėl eisime kovoti, o visiems norisi sužaisti, sakysime, toj didelėje arenai, kaip kuo geriau. Kita vertus, iš tikrųjų, daug emocijų pareikalavo šitos rungtynės. Viską darysime, kad gerai atrodytume rytoj.